Aš manau, kad šių metų konferencijoje mes ne tik parodėm, kad galime pažvelgti tokio rimtumo klausimus, bet ir iš tiesų pradėjom ieškoti tų sprendinių. Ir studentija, drąsiai galiu pasakyti, niekados nebuvo mieganti, jinai visą laiką buvo aktyviausia pilietinės visuomenės dalis, jinai tai įrodys ir šioje asamblėje. Šiais metais mes gvildename tapatybės klausimą, iš tiesų tema yra tapatybė lietuvis, kaip išlikti savimi. Galiu drąsiai atsakyti, jog įkvėpėjas šios temos yra Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, kuris dar šiais metais, skaitydamas savo metinį pranešimą Seime, įvardino Lietuvoje susiklosčiusią padėtį, jog Lietuvą ištiko tapatybės krizė. Studentija taip pat jau ilgą laiką susilaukia priekaištų, kad jinai yra neveikli, kad jinai nėra patriotinė, jinai nėra tautinė, jinai yra linkusi tik tai emigruoti ir panašiai. Aš manau, kad tai ne kokios nors ten tapatybės krizė, yra visuomenės krizė, o ta krizė ateina iš gerokai ankstesnės praeities, tačiau niekaip neįveikiama. Tai būtent visuomenės suskilimas. Ir galima matyti gal tam tikras varžybas tarp sovietinės tapatybės, kuri vis dar labai gyva ir kovoja už savo išlikimą agresyviai, sovietinė tapatybė prieš lietuvišką ir europinę tapatybę. Reikia ieškoti savęs. Ir būtent tikruose dalykuose. Nes sovietiniai buvo primesti. Ir kartu su tam tikra tuštybė. Ir pliuškių kultūra. Tai irgi vienas iš pavojų dabar yra. Persiimti pliuškių kultūrą. Tuščia. Na, be esmingesnio žmogiško, lietuviško turinio. Aš manau, kad žmogus iš pradžių savyje turi surasti žmogų, o vėliau jau tas žmogus pajunta visus gyvenimo gražumus. Jisai pajunta tikėjimą, jisai pajunta gamtą, jisai pajunta tautiškumą. Kol kas esame pakelyje į savęs paieškas, man atrodo. Ir todėl labai labai svarbu nesuklaidinti savęs. Pulsime ieškoti tautiškumo, atrasim nacionalizmą, liksime ne žmonės ir liksim nutautėję. Jeigu mes pradėsim didžiuotis, tarkime, kad aš esu moteris, o štai ponas operatorius yra vyras, o kažkas yra kinas, o kažkas yra lietuvis, tai yra tuštybė, nes tai nėra vertybė, tai yra duotybė, ką mums davė dievulis, gamta, tėvai. Ir aš visai nemanau, kad kažkas kažkam turėtų būti pavyzdžiu. Tai yra absurdas, tai yra didžiavimas į savo nosies formą. Aš atsiprašau, jeigu įžeidžiu kieno nors tautinius jausmus. Už tai pavyzdžių būti negali. Yra vienintelė išrinktoji tauta pasaulyje, neminėsime jos vardo. Aš manau, kad jinai išrinkta tam, kad atkentėtų už mus visus, labai daug kenčia per visą istoriją, o visi kiti turėtų būti tiesiog normalūs, gražūs žmonės. Bet pagrindinis lietuvio neigiamas bruožas, neigiamą galiu įvardinti. Lietuvis yra kaip mergaitė iš kaimo, kuri atvyko į didmiestį ir jai atrodo, kad visi ją žiūri ir jai labai svarbu gerai atrodyti. Kad ten panagės juodos, kad ten kiša nešvarus rūbelis, nesvarbu, svarbu gerai atrodyti. Va tas mūsų pižoniškumas, tas noras atrodyti, o nebūti, ir yra ta tokia pagalvė, kuri vis nusipučia, kada mes pakylam dideliem darbam. Ta tokia skausminga reakcija, kažkas pasakė, Melas Gibsonas, mane įžeidė, kaip mane galima žaisti, aš normalus žmogus, kalbėk tu, ką nori, Gibsoną neišmanė, tu knygų neskaitai, iš vis geografijos neišmanai. Aš manau, kad mūsų tas perdėtas jautrumas tiem klausimam yra mūsų provincialumas, mes dar maži paaugliukai vaikučiai. Blogas pavyzdys yra, kai nesąmoningai prarandama, kai žmogus iš viso nekelia savo identiteto klausimų, kai jis plūduriuoja paviršių. Arba tik seka mada, jis yra minios žmogus, mados žmogus, arba tik kokių tusiukų, baliukų žmogus, jam jis neturi identiteto, jis yra paviršutiniškas, jis yra tiesiog neįdomus žmogus. Tai kaip buvęs studentas ir dėstytojas, aš ir kviečiu, ir man atrodo, studentai labai reagavo, būti tokiais giliais žmonėmis, originaliais. O tas, kas seka naujausių madom, tai jis nėra originalus, jis yra tik sekėjas. Tai čia yra identiteto praradimas, kai tavo aš dingsta. Tai būk originalus. Tavęs gali ir nemėgt, bet tu būk. O jeigu tik stengsiesi, kad tave mėgtų, tai vėl, kadangi mados keičiasi, tai vieną dieną mėgsta tą, kitą dieną tą ir pasidaro, tada tu neturi identitetų
ir tampi žmogus be ryšių, be esmės, be santykių, tai čia gal yra tikras praradimas identiteto.